Praėjusioje laidoje Stanislovas ir Ramunė įrodė, jie gali būti rimti, romantiški ir net įsimylėję. Po jausmingo pasirodymo, klausant komisijos vertinimų, nuo Stanislovo veido tiesiog nedingo šypsena. Tai buvo pats brandžiausias pagal siužetą šokis, kuris buvo šiandien iš visų porų. Iš tikrųjų, ant ledo buvo vyras ir moteris ir tas jautėsi ir dėl to tokie aukšti vertinimai. Mes truputėlį bijojom, ar mums pavyks lyriška, nes visi galvoja, kad mes vėl šoksim kažką linksmą, tokio ir sako, ne, gal jums nepavyks. Ir mes taip rizikavom, bet aš manau, buvo gerai. Dėl Ramunės aš nepergyvenau, kadangi aš esu labai gražus, tai žinau, kad jinai mane įsimylės. Bet aš labai esu išrankus ir man ne kiekviena patinka. Tai man reikia labai pasistengti. Aš nepatinku? Ne, tu man labai patinki ir už tai sakau, aš buvau įsimylėjęs. Dėl to, aš tai, žinot, aš apie save labai gerai galvoju. O tas 2 minutės tu buvai mane įsimylėjusi. Tai aišku, ką nesimatė iš akių. O čia svarbiausia, aš pasakiau, jinai tyli prie komisijos. Patikėkit manimi, ledas priverčia įsimylėti. Kelios minutės meilės scenoje ir neįkainojamas džiaugsmas po to. Po pasirodymo Stanislovo dukra Agnė sunkiai tramdė ašaras. Aš labai pergyvenau, turbūt labiau nei jis, bet aš labai didžiuojuosi. Šiandien iš tikrųjų yra man labai gera, laiminga diena. Komisija įvertino gerai, dukra pasveikino. Ir norisi eiti į priekį, tobulėti, be abejo, tobulėti yra kur. Akivaizdu, dabar Stanislovas, kaip sakoma, savame kailyje. Geros nuotaikos, šypsosi, juokauja. Tačiau jo partnerė Ramunė neslepia, kad prieš pasirodymą emocijos buvo kiek kitokios. Jis atvažiavo šiek tiek nenuotaikoj ir truputėlį partnerį Kadangi įsivaidino Ramunė mane nuotaiką. nekvietė elektrinus iš vakaro. Tai kokia čia gali būti nuotaika? Jeigu mes būtume vakarą praleidę kartu, geriant kavą, tai tada būtų gera nuotaika. Stanislovas emocionalus žmogus ir to jis neketina slėpti. Bet juk be emocijų scenoje nebūtų nei meilės, nei aistros, kuri praėjusį sekmadienį atnešė tiek džiaugsmo. Kitas klausimas bus, bet ne prie kamerų. Ar ir toliau myli?